Sveiki, bandysim naujam puslapį padaryti licenzijos papildymą. Tai kaip ir anksčiau mes išsivedam tai, ką mums primainina CLFI R, CLFI W, einam į valetą, pasižiūrim, ką mes turim, pasižiūrim, kad jau pas mus yra perėję CLFI W ir CLFI R ir kaip ir anksčiau bandysim daryti papildymą. Einam Deposit CLFI, pasiimam adresą, į kurį mes persiversim, CLFI, pasiima Network Matic ir dabartis mes pasiimam adresą. Kopijuojam su 2 kvadratėliais, einam WirDrift, pasirenkam, kad tai yra išorinis išvedimas, ne viduje viens kitam pervedam. Čia yra CLFI W, tai, ką mes norim išsivesti. Pasirenkam, kad tai yra adresas, išorinis adresas. Ir įklijuojam adresą. Įklijuojam adresą, pasirenkam, kiek mes norim išsivesti. Aš pasirenku viską ir atkreipiu dėmesį, kad dabar minimumas yra jau 50, ne 30. Anksčiau buvo 30. Tai dedu, kad tai yra Matic. Pasirenku, kad sutinku ir darau išvedimą. Tikiuosi, kad ateis pinigai ir taip įvedu Google'ės autentifikatoriaus koduką ir išvedu. Taip, man rašo, kad pinigai iškeliavo. Pasižiūriu istoriją. Taip, mano pinigai iškeliavo ir yra, rašo, kad tai yra pending, tai yra procesas, kur vyksta išvedimas. Tai aš dabar kol kas stabdau įrašą ir pasižiūrėsim, po kiek laiko ateis. Dabar yra beveik 7 valandos vakaro, tai pažiūrėsiu, kelintą valandą ateis pinigai. Šiandien rugpjūčio 20. Tai nuo penktadienio praėjo beveik 5 dienos ir aš matau, kad mano sąskaitoje atsirado tie CLFI W, kuriuos aš išverčiau ir jie atsirado kaip CLFI D. Tai aš lygiai tą patį darau, ką aš ir anksčiau dariau. Einu My Cloud, pasirenku cloudą, kuris neužkrautas pilnai. Bet štai einu, pasirenku licenciją, kuri neužkrauta pilnai. Pasirenku. Rašau, kad aš noriu užkrauti tiek, kiek galima. Pilnai, jau man rašo, kad bus per daug. Gerai, rašau, kad nepilnai. 195, 195 galiu užkrauti, pas man yra 125. Tai kiek čia aš galiu parašyti, tarkim 95, 98, paeksperimentuosim, ne? 105, 160, 160, 100 jau per daug, 150, 140, 130, 110, 120, 125, 23. Tiesiog paeksperimentuoju, kad pilnai užkrauti. Rašau Max ir užkraudinėjau. Ir viskas lygiai taip pat kaip ir anksčiau. Taip, kad lygiai tas pats principas kaip ir anksčiau. Išvedam ir užkraunam. Dabar licenzijų šitų jau nusipirkti nebegalima. Kas spėjo, tas spėjo, užkraudinėjom, išvedam CLFI ir užkraunam iš naujo, o kas norės parduoti, tai išvesim į biržą. Išvedimą į biržą irgi parodysiu. Taip, kad visiems gero užkrovimo ir maininimo.